Sveiki, mėlyjeji! Šiandien Realu TV svečiuojasi didžiausiame, moderniausiame bei išskirtinėme Klaipėdos pastate. Kviečiu jūs visus į Smiltynės kurhazą. Ir tu nori miesto šurmulyje, nori visiškai ramybėje. Jis išsiskiria savo tūriu, savo architektūrą. Kiekvienas įrengimas skirtingas, tai nebus dviejų vienodai įrengtų apartamentų. Pauliau, vietiniai gyventojai, klaipėdiečiai tai tikrai jau atpažįsta šią vietą. Bet tie žmonės, kurie rečiau čia atvyksta, galbūt dar nepažįsta šitos lokacijos. Tai papasakokit, ką mes čia galim rasti. Mes čia turime Smiltynės kurhauzą, istorinį garsiausią Lietuvos pajūrio viešbutį. Jis turi visą vaizdą į kruizinių laivų terminalą, į visus renginius, į Klaipėdos senamiestį. Yra 3 minutės keltuku, keltukas važiuoja kas pusę valandos, o čia turim visą kultūrą, restoranus. Ir tu nori miesto šurmulyje, nori visiškai ramybėje, nori 5 minutės iki jūros. Ar gerai suprantu, kad tai, kuo galėjo džiaugtis žmonės prieš daugiau nei 100 metų, ir šiai dienai jau galės džiaugtis? Visiškai taip ir yra. Iš visos Europos važiavo žmonės, važiavo tenisininkai, važiavo lošėjai, važiavo poilsiautojai. Tai lygiai tas pats šiandien čia atgimsta. Unikaliausias Lietuvos objektas. Jis atgimsta ir čia žmonės turi savo apartamentus. Gali gyventi. Nekantrauju, Pauliau, užeiti į vidų ir pamatyti, kaipgi gyvens tie, kurie įsigis šios apartamentus. Malonu, prašom. Laima, labai malonu pakalbinti jūs, šio projekto architektę. Prieš daugiau nei 100 metų čia tikrai buvo modernus pastatas su daug privalumų, turintis savo autentiškumo. Ką šiai dienai mes galėsim išsaugoti? Čia yra unikalus pastatas, statytas 1900 metais, Pirklių, kuris tapo šito viso Smiltynės tokia architektūrinė ir tiesiog dominantė. Jis išsiskiria savo tūriu, savo architektūrą, kuri turėjo jugendo bruožų ir savo unikalumu. Labai esu dėkinga dabartiniam savininkam, kad jie šitą visą įvertina. Jie kaip ir pamilo taip pat tą pastatą ir galiu vadinti kaip ir bendraautoriais, nes iš tiesų tai yra labai svarbu, kai yra abipusis pagarba, pasitikėjimas ir tas pats tikslas. Na, Klaipėdoje sklinda kalbos, kad čia vyksta aukščiausios klasės statybos. Turit progą save pristatyti ir papasakoti, kas už tai atsakingas. Šitą objektą atlieka UAB Agentus, generalinis rangovas. Šitas objektas visiškai atvirkščias, visai išskirtinis tom, kad tai yra daug atkuriamųjų darbų, daug remonto darbų. Toks įdomus iššūkis buvo atkurti tos balkonus medinius, tai paradiniai laiptai monolitiniai. Šitas objektas išskiria tom, kas yra nestandartinis, ne tai kaip dauguma visų šiai dienai tų objektų, reikalaujantis greitų, nestandartinių sprendimų, čia ir dabar, kuriuos reikia daryti. 30 unikalių ir įtariu analogų neturinčių apartamentų pajūryje. Ir mes turim galimybę pabūti čia jau įrengtuose, vienose iš apartamentų. Nėlė, papasakokit plačiau apie patį interjerą, nežinau, apie jausmą, kurį gali gauti gyventojas. Tai natūralu, kadangi objektas yra istorinis, tai ir pats interjeras, nežiūrint visų šiuolaikinių detalių, modernių, bet vis tiek pats įrengimas, jisai kvėpuoja natūralumu, yra labai daug dėmesio skirta natūraliom medžiagom, kad tai susieta su gamta, mes tikrai gamtos apsupti, nežiūrint, kad vienoj pusėje turim miestą, bet turim ir labai gražią gamtą, jūrą, brandų pušyną. Tai buvo pasirinktos natūralios medžiagos, šviesus medžio tonai, kad tai būtų lengva, atostogiška, ramu. Nijolė, ar galim atskleisti, koks pirkėjas šių apartamentų galėtų būti? Pirkėjas tai vienareikšmiškai jisai yra vertinantis ne tik Smiltynės gamtą,
bet jisai vertina ir istorinį paveldą. Tai natūralu, kad ir dabartinis klientas, jis ieško unikalumo, išieškojimo. Tarsi, kad tai nebūtų vienodų daug namelių ar daug vienodų būtų. Kiekvienas apartamentas yra autentiškas, jo kiekvienas įrengimas skirtingas. Tai nebus dviejų vienodai įrengtų apartamentų. Tai ieško autentikos, istorijos, to kvapo tikro, tai kas yra tikro, tikrosios vertybės iš tiesų. Noriu ir tu, kad šie išskirtiniai apartamentai priklausytų tau? Susisiek su pardavimo atstovais arba apsilankyk Kurhauso internetiniai svetainiai.